Jeigu jums skauda nugarą, išbandykite šiuos 6 pratimus. Pirmas pratimas labai paprastas, atsigulam ant žemės, sulenkiam kojas ir tiesiog nuleidžiam į vieną pusę. Galva pasukta į priešingą pusę negu kojos, pečiai pilnai ant žemės. Šitoj pozicijoje laikome kojas 20 sekundžių. Atlikdami šį pratimą giliai kvėpuokite, tai leis jūsų raumenims išsitempti dar labiau. Palaikę šitą poziciją 20 sekundžių, neskubėdami lėtai kojas pasukame į kitą pusę ir galvą taip pat į kitą pusę. Ir laikome 20 sekundžių. Pratimą atliekame po 3 kartus, kiekvieną pusę po 20 sekundžių. Antram pratimui panaši pozicija, tik šį kartą viršutinę koją pakelsime kiek aukščiau, suimam virš kelio ir tuo pat metu traukiame ir į šoną, ir link žemės. Šitą poziciją vėlgi laikome 20 sekundžių, taip pat labai svarbu, kad jūsų abu pečiai būtų ant žemės. Ranka gali kažkiek pakilti, bet abu pečiai būtinai turi būti ant žemės. Po 20 sekundžių lėtai neskubėdami kojas pasukame į kitą pusę ir lygiai tas pats. Šitas tempimo pratimas labai gerai jaučiasi ir yra vienas iš mano mėgstamiausių. Darom kiekvieną pusę 3 kartus po 20 sekundžių. Trečią pratimą taip pat atliekame gulėdami ant žemės, pakeliam vieną koją, suimam žemiau kelio ir traukiam link krūtinės. Nugara ir galva nepakyla nuo žemės. Ir laikome šitą poziciją 20 sekundžių. Taip pat gilūs kvėpavimai. Po 20 sekundžių iš lėto nuleidžiam koją ir darom lygiai tą patį su kita puse. Pratimą darom 3 kartus, kiekvienai kojai po 20 sekundžių. Ketvirtas pratimas yra kiek sunkesnis, galbūt ne kiekvienam iš karto pavyks, bet yra labai efektyvus, todėl aš jį rekomenduoju. Pakeliam kojas prieš save ir leidžiam iš vienos pusės į kitą. Pečiai pilnai ant žemės, darom 3 priėjimus po 10-15 pasisukimų. Penktas pratimas. Nugarą išlečiam į viršų, galvą nuleidžiam žemyn ir laikom šitą poziciją 3-5 sekundės. Tada iš lėto nugarą išlečiam į apačią, galvą pakeliam į viršų. Vėl užlaikom 3-5 sekundės, pakartojam 10 kartų ir darom 3 priėjimus. Paskutinis pratimas, keliam priešingą ranką ir koją. Ištiesiam, kiek leidžia mobilumas, ištiesę užlaikom 1 sekundę ir nuleidžiam. Darom 3 priėjimus po 10 kartų kiekvienai pusiai. Kad pajaustumėt pokyčius, rekomenduoju daryti šios pratimus kiekvieną dieną bent 2-3 savaitės. Galit pradėti nuo 1-2 priėjimų ir su laiku padidinti iki 3. Pamėginkit patys, pasidalinkit su draugais, ačiū už dėmesį ir iki.